Labą dieną visiems žiūrintiems. Žiūrite vėl mus ir šiandien aš, Karolis Stasiūnas, žmogaus elgesio, sėkmės, produktyvumo ir flow treneris ir dar visokių kitokių raktažodžių, kokių galima paieškoti, su Viliumi Šulte, snūkerio, biliardo, sporto psichologijos ir dar visokių kitokių raktažodžių treneriu, dalinsimės asmeninę ir išorinę motivaciją. Viliau, žodelį auditorijai. Tai yra labai svarbi tema, nes labai dažnai susiduriu su šitom dviem motivacijom. Labai dažnai pastebiu, kad vieni žmonės yra orientuoti į išorinius dalykus, tarkim, kurie ateina iš išorės, kad kažkas juos motyvuoja kažką padaryti, arba tai eina giliai iš vidaus, kad jie nori patys savo įrodyti, kad pasiektų tam tikrą tikslą, tam tikrą svajonę. Čia yra labai įdomu, nes žmonės yra labai skirtingi ir šita tema yra begalinė. Ir ją galima gilintis nuolatos ir kiekvieną dieną vis kažko naujo išmokti apie save, apie kitus, apie patį pasaulį. Tikrai taip. Ir iš tikrųjų, kuriam tokio pobūdžio podcastus, tai sukūriau sporto ložės, sporto psichologijos podcastą ir su Viliumi vedame būtent šią serijų eigą, dėl to, kad manome, jog tai yra be galo svarbu, norint pasiekti tikrus, apčiuopiamus ir tvarius rezultatus. Ir šiandienos tema apie vidinę ir išorinę motivaciją yra tiek pamatinė mūsų sėkmei, kad dažnai mes net nesusimąstome apie tai. Ir turbūt dauguma esate girdėję, kad kaip motyvuoti save, kaip išlaikyti tą motyvaciją, kaip užsimotyvuoti pradėti sportuoti, kaip užsimotyvuoti grįžti po traumos, kaip išlikti motyvuotų esant sunkiem amerikietiškiam kalneliam karjeros, ypatingai kas liečia profesionalų sportą. Ir ar tai iš tikrųjų yra svarbus klausimai? Aš pasakysiu tokį vieną gan netradicinį pastebėjimą, jog motyvacija apskritai yra kaukė. Ir egzistuoja vienas labai paprastas dalykas, tai disciplina. Taip? Tačiau motyvacija yra kaip stimulus. Tai yra stimuliacija, kuri mus vienaip ar kitaip pakreipia į kažkokią kryptį. Ir tai gali būti išorinė motyvacija, tai titulas, pasiekimas, pripažinimas ir kas tai yra po lapais, tai yra siekimas gauti tam tikrą būseną, gauti kažką, ko mums trūksta. Dabar vidinė motyvacija taipogi yra po lapais esanti kažkokie tai poreikiai, kurie mus skatina elgtis vienaip ar kitaip tam, kad gautume tam tikrą būseną. Sakykime, kad jaustumėmės pakankamai geri, laimėdami, pakankamai geri, kad įvertinti būtume, pakankamai geri, jog būtume pripažinti. Ir visas tas spektras emocijų ir minčių, kurios, kaip sakyti, atsispindi per išorinę ir vidinę motyvaciją. Ir kai mes pradėjom dirbti su Viliumi, vienas iš nuostabiausių dalykų buvo tai, kad mes abudu tolygiai supratome, kad yra toks dalykas kaip, yra motyvacija ir čia už motyvacijos, už jos ateina kažkas, kas, stimuliuoja tą motyvaciją ir aš darau, stengiuosi ir siekiu tų dalykų dėl kažkokių tais priežasčių, kurių gal kartais net nesuprantu iki galo. Ir tai buvo vienas iš mūsų kertinių momentų, kur mes su Viliumi pradėjom dirbti kartu. Tai, Viliau, tu dirbi ne vienerius metus, tu daug metų esi profesionalus atletas per skirtingas sporto šakas, labai stipriai save išvystei snūkerio, biliardo srityse ir bendrai sporto coachinge ir dirbai su labai daug sportininkų klientų. Taip? Pasidalink su mūsų žiūrovais apie tai, kuom dažniausiai tos motyvacijos skiriasi ir galbūt kažkokią tais trajektoriją, kokias motyvacijas jie turėtų puoselėti, o galbūt kažkokių motyvacijų jie turėtų net atsisakyti. Aš manau, kad apskritai, mano manimu, su motyvacija pradinių veiksmų nėra problemos. Turiu minėję, kad jeigu žmogus pamato kažkokį video, kaip žaidžia profesionalų žaidėjai, arba pamato, kaip kažkas atlieka labai gerai, kur galima pavyzdį imti, jiems motyvacija tarsi būna energijos pliūpsnys,
kuris padeda atlikti pirmą žingsnį link to tikslo, kurio jie nori pasiekti. Ir pradiniai fazėje jie būna labai motyvuoti tą dalyką daryti, nes jie savo galvoje tarsi įsivaizduoja, kaip jie tą tikslą pasiekė ir tas jausmas malonus, kaip jie tą tikslą pasiekė, motyvuoja juos atlikti pirmą žingsnį. Ir aš manau, kad čia pas daugelį žmonių yra tvarkoj, nes tai yra tiesiog maloni praktika. Dabar aš manau, kad sunkiausias etapas yra antras, kai jie pradeda daryti ir susiduria su pirmom nesėkmėm. Sakykime, žmonės įsivaizduoja, kad jeigu jie įdės pastangas, tai jų rezultatai kils geometrinė progresija į viršų. Bet realybėje, netgi pas geriausius sportininkus yra va taip, tada vėl žemyn ir vėl kyla. Ir tas momentas, kai jie eina žemyn, yra testas, nes motyvacija tuo laiku momentu gali dingti, mes negavom tiesiog dopamino savo. Tiesiog mes negavom dopamino, serotonino, tų malonių emocijų, kurias leidžia išlaikyti motyvaciją ties esamų dalykų. Ir aš pastebėjau, kad treniruojant žmonės reikia fiksuoti rezultatus ilgalaikėje perspektyvoje, kaip jie progresuoja į viršų, kad jie skaičiais matytų, kas pas juos vyksta. Nes labai dažnai būna, kad būna kažkokia bloga diena, arba tiesiog blogai įsimiegoja, arba kažkas nutinka šeimoje, sako, aš esu šūdo vertas. Dažnai aš taip girdžiu iš sportininkų, kai jiems kažkas nepavyksta. Ir tada, kai jiems parodai skaičių, žiūrėk, prieš 22 metų tenais birželio 2 dieną pas tave buvo skaičiai tokie, o 24 metų birželio 2 skaičiai yra tokie. Ar tu matai skirtumą tarp to, koks tu buvai tada ir dabar matai? Ir kai tu jiems vaizdų parodai, kad jie progresuoja, jie pradeda save labiau vertinti tarsi iš trečio žmogaus perspektyvos, tarsi, geras, nėra taip blogai, kaip aš įsivaizdavau. Arba atvirkščiai, aš tai nerealiai žodžiu, tai viską pataikau, tai man viskas gaunasi. Sakau, labai gerai, kad tu taip galvojai, bet tada pasižiūrimi faktus. Kai tu faktais parodai, kad tas progresas nėra kažkoks kosminis ir lyginant su kitais yra, čia jau tas išorinis motyvacijos dalykas jau veikia. Tada jie tarsi savo tą hiperbūseną nugesina ir grąžina į realybę, kuri yra optimali ilgalaikė sėkmės siekimui. Tai aš tokį dalyką pastebėjau savo coachingo praktikoje ir, sakykime, jeigu taip nori progresuoti ilgalaikį perspektyvoje, aš sakyčiau, kad optimali būsena išlaikyti neutralų optimizmą. Tai optimizmas, kad tu darai žingsnius, kad pasiektum tai, ko tu nori, bet to pačiu išlaikys sveiką protą ir ramybę, nes tai padeda save objektyviau, kiek įmanoma objektyviau matyti iš šono. Tai čia labai labai svarbus dalykas. Apskritai paminėjai vieną tokį, galbūt tokių svarbesnių elementų, kurie yra sporte dažnai apleidžiami, įvardinsiu taip, ir kiek man teko dirbti su žmonėmis, kurie jėgos sporte dirbo, kurie kultūrizme dirbo. Apskritai kultūrizmas gal net labiau, sakyčiau, linkęs yra į tai, čia kas liečia svorių žmonės. Tai nustoja sekti savo progresiją. Ir tiesiog gaunas tada, tiek kiek padarau, tiek kiek eina, tiek kiek išjaučiu, žiūri į veidrodį, ten plius minus yra progresas, atrodo, kad yra progresas, pasilygina svarstyklės, ten pasimatuoja apimtis, svarbiausia progresas, ne? Tačiau viena iš taisyklių tokių gyvenimo ir sporto yra tai progresyvi perkrova. Tai reiškia, kad tinkamai paskirstyti krūvį reikia turėti atspirties tašką, iš kur tu gali pamatuoti ir žinoti, kas yra tinkama progresija, o kas yra tiesiog kažkokių skaičių vaikymasis, kažkokios tais būsenos vaikymasis, kažkokio tais noro ten padaryti daugiau, geriau už save ar už kažką. Ir, tokiu būdu mes netgi pradedame valdyti ir rizikas. Tai kai žmogus užsibrėžia nerealius tikslus, kas yra nerealūs tikslai? Daugiau mažiau visi tikslai yra realūs, skiriasi tik tais būdai, kaip tai reikia pasiekti, laikas, resursai, ir panašus. Visiškai taip. Visiškai panašus.
šitoje situacijoje pridurti, tarkim, žmogus kreipiasi į mane, sako, aš noriu tapti pasaulio čempionu kaip tas žaidėjas, sakau, gerai, koks tavo lygis šio laiko momentu. Mano lygis yra, pradinuko. Sakau, per kiek laiko tu nori tą lygį pasiekti, sako, ten per 2 metus. Tai nerealus tikslas, ta prasme. Ir kiek tu laiko per savaitę treniruojasi, ten 3 kartus per savaitę. Okay. Tai tu žinai, kad tas žmogus tai darydamas tikrai nepasieks to. Ir tada tu turi gražiai sakyti, čia žmogau, labai gerai, kad tu nori progresuoti, viskas labai faina. Bet aš tiesiog pateiksiu pavyzdį, kaip būtent tas žmogus, kurio tu nori būti, kiek jisai laiko treniravosi. Kad tai nebūtų, kad ne tai, kad įžeistų jie, nereikia įžeisti, bet tiesiog parodyti realių pavyzdžių, ką jis daro, ar tu pasiruošęs tiek laiko paaukoti tam dalykui. Taip. Tiesiog, žiūrėk, jis tai apart stalo, nieko gyvenime daugiau nematė, jis tiesiog 2 kartus per dieną treniruodavosi, miegodavo, valgydavo, režimas ir viskas. Ar tu tikrai esi pasiruošęs tą paaukoti? Ir tada žmogus susimąsto ir, vieni lieka, kiti nelieka, bet turi būti motyvacija, sakau, tas sveikas, neutralus optimizmas, taip sakyčiau, ypatingai tas biliardė yra labai labai svarbu. Aš manau, kad gyvenime apskritai, visose siekiamybėse, sakykime, tai visų tikslų kelyje neutralus optimizmas su realizmo statistika yra, kaip sakyti, labai, labai naudingas dalykas, nes gebėjimas pamatyti tai, kas vyksta čia ir dabar, suvokti savo realią situaciją, suvokti tai, ką tu gali dabar padaryti, kaip tu jautiesi, kokie yra dabartiniai rodikliai, yra, kaip sakyti, bet bele kokio, pavartosiu tokį žodį, bele kokio dydžio stimuliacinis epizodas, kuriame mes galime grinai pasidaryti konstruktyvų raportą, kur ir iš kur mes einame. Tas yra svarbu, nes dažnai žmonės nori kažkur tais nueiti, kažką tais pasiekti, įgyvendinti, padaryti, tačiau jie nesupranta, kur jie yra. Ir tada gaunasi, kaip ir versle, kaip ir sporte, pasiema profesionalaus atleto gyvenimo būdo režimą arba treniruočių metodiką. Ar strategija verslui, nesvarbu, kokią be nišą pasiema kažką, kas ten, sakykim, tinka Šakilui O'Nealui, kuris jau ten atšlifavęs, atidirbęs ir panašiai. Ir tada bando savo pritaikyti, ir jis nesupranta, tai palaukti, kodėl man čia neišeina tas ar anas, nes ta prasme, tu nerealizuoji to, kur tu realiai esi. Nuostabus dalykas tai yra, nes tu iškėlė tokį klausimą, nes tarkim, sakykime, yra baltaodis vyras, 1,80 m, ir jis tą pradeda lyginti su šachu, kurio 2,16 m, 105 kg, ne? Tipo, tu žuvies neišmokysi skraidyti, žinai, ir tu neišmokysi paukščio plaukti. Ir savęs suvokimas, kas tu toks esi. Ką? Žiūrint, koks paukštis. Taip, ten, žinai, jeigu ten... Žodžiu, aš nesu tenais veterinaras, aš nelabai tų gyvūnų kaip moku, bet esmė tokį supratot mintį. Jo, žinoma. Ir sakykime, tai pastebėti nėra lengva. Ir jo labiau tai, ką mes šnekame, marketingistam yra labai sunku parduoti, nes tai yra pastangos. Visi nori matyti viską lengvai, netgi kai mato atletus kaip Djokovic'us daro drive arba kerta ten spiną daro, jas atrodo, kaip jisai, koks jis talentas, kaip jis taip elegantiškai daro. Čia jis turbūt gimė toks, žinai, bet realiai po to slypi, taip, aišku, yra fiziniai nuomenys, yra darbas su mityba, su psichologija ir taip toliau. Ir tos sunkios dalies žmonės dažniausiai nemato, ir jeigu jie pamatytų, tai jie tikriausiai netaip motyvuotai žiūrėtų tą reikalą. Žinai, šitoj vietoj tai, ką pasakei, galbūt tada paimkime tokią vyšnelę ant šito torto, tokį puk. Tai žmonės nenori patirti to, kas vyksta sunkių treniruočių metu, to jausmo, kas vyksta pralaimėjimų metu. Jie nori NBA žiedų, jie nori šlovės, jie nori babkių, jie nori pripažinimo, jie nori būti norimais, jie nori būti priimtais, jie nori būti gerbiamais, mylimais ir visokiais kitokiais.
Ir jeigu tai kainuoja, jeigu jie pajaustų bent pusę valandos pastoviai, reguliariai tas emocijas, tą visą tą backstage'ą, ne, kas vyksta už užuolaidų, tai dauguma tiesiog numestų tą norą ir susirastų kitą norą, kuris atrodytų lengviau arba realistiškiau prieinamas. Galbūt dėl to pagrinde mes ir turime tą didžiulį skirtumą tarp to, kas žaidžia profesionaliame lygyje, kas yra legendos ir kas yra žmonės, kurie tai daro tiesiog dėl hobio, tiesiog vidutiniškai, tiesiog iki tam tikro lygio, kas yra jiems aktualu. Nes jeigu tu neturi pakankamai drive'o, nesi pakankamai apsėstas tuom, ką tu darai, žinai, kaip sakoma, jeigu tu nemyli to, ką tu darai, tai tu visą gyvenimą dirbsi. O jeigu tu myli tai, ką tu darai, tai dirbsi nei dienos gyvenimą. Norėčiau šito klausimą labai šviežią patirtį pateikti. Aš neseniai trenirausi su vienu iš neseniai tapusių profų Latvijos Artiom Žižins. Mačiau postą. Jisai yra įdomus vaikas tuom, kad jisai nuo 9 metų žino, ko jisai nori. Ir kai aš su juo šnekuosi, aš jaučiuosi, kad šnekuosi su 400 metų, 500 metų vyrų. Kodėl? Nes Artiomai, kodėl tu darai, ką tu darai? Kodėl tu nori siekti to? Sakau, taip, nes aš noriu pasirūpinti savo šeimą, aš noriu pasirūpinti, kad aš galėčiau sukurti savo ir savo šeimai gerbūvį. Man patinka biliardas, man šitas žaidimas labai veža, aš kiekvieną dieną kažko naujo išmokstu. Plius aš žinau, kad tai pasiekti man reikia 5 km per dieną bėgti, man reikia gimnastiką užsiiminėti, man reikia eliminuoti socialinės medijas, TikToką, Instagramą, YouTube naudoja tik tai video analizėm ir laikytis miego režimo ir man tai susako per tas 2 minutės. Viską, taip papunkčiui. Ir aš kiekvieną dieną laikausi taip, man būna skauda, bet aš žinau, kad tai mane priveda prie rezultatą, laikausi trenerių nurodymų ir aš žinau, kad aš esu geresnis už kitus. Bet čia iš tikrųjų jis taip galvoja, nesako, bet iš tikrųjų jis taip galvoja, nes jo elgesys tai rodo. O sporte tokia sveika arogancija, kad aš jisai žino, kad jo pataikymas yra geras, treniruočių metu jisai pasiekia rezultatus ir jisai realiai progresuoja su kiekvienais metais. Ir pas yra ta vizija, aš noriu būti ten, ir žino, kodėl jis nori būti ten. Sakau, aš netgi sakau, aš draugų neturiu, man reikia užtenka 2 draugų, ir man to užtenka, nes aš žinau, ko aš noriu, aš tais draugais pasitikiu, man daugiau nereikia nieko. Vienintelis dalykas, ko aš bijau, kad aš tiesiog, kai turėsiu merginą, mano dėmesys pereis labiau į santykius, o ne į darbą. O toks dialogas buvo. Žinai, sveika pirmas dalykas, tai sveika arogancija užkabinau ir jo tas susirūpinimas dėl santykių. Tai, žinai, viskas turi savo kainą. Kiekvienas kelionė ateina su savo pliusais, minusais, kiekviena disciplinuota kelionė turi savo kainą. Tai, kaip sakai, žmogus priėmęs sprendimą eiti profesionalaus atleto ar bet kokio kito aukšto standarto keliu, jisai daro tam tikrus, reguliarius mokėjimus. Sėkmė yra nuoma ir nuoma yra mokama kasdieną. Kaip sakyti, kas liečia tokius karjerinius dalykus, kas liečia tą sėkmę. Ir tik tais aš esu atradęs tokią, čia filosofijos, tai sporto psichologija, filosofija, mokslas, čia mes tą ir sujungiam. Susiję dalykai, taip. Jo, tarpusavy, net ir visi dvasingumo elementai ir panašiai, tai yra viskas persipina. Tai mes čia, tie, kurie žiūrite, tai turėkite omeny, kad žiūrėdami šitos podcastus visokių teorijų išgirsit, kaip sakyt, kas yra realu, kas yra racionalu ir kas atitinka atsakingo ir sėkmingo žmogaus vertybės. Jo, tai mes kažkokių tais ten tokių ratais kvadratais nedarom. Tai kas liečia tą aroganciją. Dabar esu priėjęs prie tokio vieneto informacijos, jog ar tikrai man reikia jaustis geresniu negu kažkas kitas. Nes jeigu aš esu geriausias pasaulyje tame, ką aš darau, ar man tikrai reikia ant to stovėti, man maitins, aš žinau, kad aš toks esu. Kam man reikia tas pasimaitinimas.
Ir tiesiog noriu užbaigti mintį. Ir tai dažniausiai, žinai, yra kažkoks tais, poreikis vidinis ir vaikai, kuriem yra 9, 10, 12, 14 metų, jie, ta prasme, kartais neprieina prie tos informacijos, kur yra emocijos iš pirmų 3 metų. Tai yra užspaustos emocijos, emociniai nesąmoningi, emociniai užkrovai, emocinės užkrovos, kurios laiko mus tam tikram poreikyje, žinai, arba tam tikram nevertume ir panašiai. Ir va tas poreikis konkuruoti man stovi tik tai su vienu dalyku. Sveika konkurencija yra konkurencija su savimi. O jeigu tau yra pastatytas kažkieno kito standartas, tai tu jam ačiū pasakyk, kad jisai pakėlė lubas, nes tu žinai, kad mes galim tai padaryti. Lygiai taip pat kaip Edis Holas pakėlė 500, lygiai taip pat kaip Juseinas Boltas padarė, lygiai taip pat kaip visai neseniai ultramaratonininkas per 2 valandas, jeigu neklystu, per greičiau nei 2 valandas nubėgo, kai mokslininkai sakė, kad dar 2075 su dabartinė žmonių progresija bus pasiektas toks rezultatas. Bam, 2/4 padarė. Tai va čia yra sveika konkurencija, kai nėra konkurencijos, kai mes tiesiog kolektyviai augome ir keliame standartus. Tai reiškia, kad mes visi kartu tampame geresniais ir vienintelis mano konkurentas esu aš, tai kas buvo vakar. Viskas. Tai va čia mano filosofija, kas liečia tvarų sportininko mentalitetą, nes jeigu mano dėmesys yra nukeltas į kažką kitą, aš esu priklausomas. Ir priklausomas nėra stiprus. Faktas, ir kai sportininkai progresuoja savo karjerą, jie iš tos arogancijos pereina į tokį labiau visišką humble tokia būsena, tokia kaip, kad tu esi toks labai įsitraukęs į procesą, kad tau nelabai rūpi, ką kiti apie tai galvoja, tau tiesiog norisi visiškai būti įsitraukusim į procesą. Aš tą pastebėjau netgi pas Djokovičių. Ir dabar. Jo, nes koks buvo Djokovičius karjeros pradžioje, koks jis yra dabar, tai kaip diena ir naktis. Jisai visiškai, iš tokio aš jau jums parodysiu, koks aš esu nuostabus, iki tol, kad, žinai, kalba apie pasaulį, žinai, kad jisai nori rūpintis kitais, kas yra natūrali evoliucija. Su amžiumi, kai tu augai ir tu tobulėjai dvasiškai, fiziškai ir intelektualiai, tai natūraliai tas procesas nutinka. Aišku, jeigu neužsiemi savim, tas gali biškį prisistabdyti ir toje vietoje reikia pradirbti, kad į tą sekantį etapą eitum. Bet aš manau, kad 18-mečio tai yra normalu, tiesiog jisai eigoja, kadangi jisai labai nori tobulėti visokią Europą, aš manau, kad jisai ten ilgainiui prie to pats natūraliai prieis, nes jisai turi tą gebėjimą reflektuoti. Aš apie tą Latviją kalbu. Visi savo... Tai čia labai tokia gera tema palėtė. Aš tikrai neturėjau omeny, kad jisai gyvena neteisingai, ar tai yra kažkaip ne taip, kaip turėtų būti. Jisai yra ten, kur jam reikia būti. Mes tiesiog apibendriname savo poziciją, sakome. Ir, pavyzdžiui, pažiūrėk Šaulinio mokyklos, Tibetas. Ten vaikai nuo mažų dienų yra pažindinami su savimi, su reinkarnacijom, su visais kitais ten tais įdomiais pokalbiais, žinai, kurie kažkurioje vietoje atstovauja kažkokią tiesą, kažkur atstovauja baimę, galbūt kažkokią, žinai, kurią padengiam filosofijom ir dvasingumais. Tačiau esmė yra, kad kiekvienas yra savo keliai. Kaip ir, pavyzdžiui, tu su savo atletu kalbėjai apie svarbius dalykus ir tai garantuoja, jau jeigu tu dirbi su kažkokiu žmogumi, tai garantuoja, kad jisai prieis prie kažkokios minties, prie kažkokių tais įvykių, prie situacijų, kuriuose jisai atvers tą galimybę, kad, galbūt, man daugiau reiktų susitelkti į savo pilnumą ir absoliutumą, vietoje to, kad kažkokių tais ieškoti, žinai, laikinų pasitenkinimų išorėje. Faktas. Per konkurenciją. Šitokiam pokalbiui žmogus turi būti pasiruošęs tam. Nes jeigu tu pradedi apie tai kalbėti ir tu matai tokią atstumimo reakciją, tai reikėtų biškį keletą žingsnių atgal paeiti ir biškį supaprastinti tą dalyką, kad jisai tą suvirškintų. Kai jis tą dalyką suvirškins ir jisai pamatys to naudą, jisai turbūt bus labiau linkęs tą priimti tokią gilesnę informaciją. Tai šiandien kaip tik postą dariau savo Facebook'o profilį oficialiam. Tai, kad
reikia būti labai atviriems ir budriems, kai norime kažkam padėti. Nes kai žmonės turi viską, ko reikia, turi rankas, turi maistą, turi stogą virš galvos. Aš nekalbu apie tos atvejus, kur žmogus, sakykime, neturi. Tai esmė, jis yra psichologiškai tiek pažeidžiamas, kad jis net negali pagalbos paprašyti, nes jam tai asocijuojasi su silpnumu, pažeidžiamumu ir taip toliau, ne? Aš kalbu apie tos atvejus, kur žmogus turi pakankamai daug ir ar tu ten, sakykime, nutikus kažkokia situacija, arba matai, kad jisai ten daro, na, sakykime, tu buvai ten, tu praėjai tą, tu žinai, kur tai veda ir mes supranti, kad, seniai, jeigu tu taip darysi, bus tas ir tas. Ir kai tavęs neprašo pagalbos ir tu tai pasakai, tu gali gauti labai stiprų spyrį atgal ir tu gali padėti tortą su gražiausiais pabrastukais ir sakys, čia karvės šūdas. Ir tave žiūrės, sakys, taip, ačiū ir visa kita, tačiau tu nebūsi mesajas, tu nebūsi tas gelbėtojas, tu būsi tas, kuris lenda neprašyti. Aš turiu to klausimą, man smalsu yra. Yra tokia situacija, tarkim, ateina pas tave žmogus, jisai sako, kad tas blogai, norėčiau turėti taigi. Jisai įvardė problemą ir jisai žino, ko jis nori, taip? Ir tada tu įvardį tos įrankius, kurie tau atrodo, kad tam žmogui padės, taip? Ne, aš klausiu, kodėl tu to nori. Aš nesiruošiu dirbti seno modelio. Supranti, vien tas faktas, kad jisai atėjo su problemom ir nori kitaip, aš paklausiu, kodėl tu to nori, tu gali bent paaiškinti, kodėl tu to nori. Nes jeigu jis negali paaiškinti, kodėl jis to nori, kaip jis gali kažką pakeisti, aš tik duosiu įrankius. Ok, tai jeigu, tarkim, jisai paaiškina, aš noriu žaisti geriau, kažkas labai nekonkretaus, tai ir po to tu jam duodi įrankius, ir sako, ne, čia nepatai, čia nesuveiks. Kaip tu reaguoji tada? Aš paklausiu, iš kur tu žinai, kad nesuveiks. Ir vėlgi atsuksiu biškį atgal, o kodėl tu nori geriau žaisti? Ką tau tai duos? Kodėl tau tai yra taip svarbu? Ir tada jisai man atsako labai paprastai, aš noriu būti geras žaidėjas. Tai tas pats tik tai žodžiais, gerai, kodėl tu nori būti geras žaidėjas? Ir jeigu tu pakankamai kartų paklausi tuos klausimus, jisai atsivers tam pokalbiui. Ir pradžiai dažnai būna pas tokius tipažas, kad ar jis varto, čia ko čia kapstaisi maždaug, ir pyktis kyla. Tai nedirbsi man. Ir tada po 3-4 tokį vartymą pradeda sakyti ir jisai pats suvokti, ką jisai sako ir kodėl jisai nori. Čia toks įdomus momentas, žinai, kas liečia psichologus, aš nenoriu kritikuoti, bet ten yra, mano manimu, labai pasyvus būdas spręsti problemą. Todėl, kad, pas psichoterapeutus netus dalykas, kad 10 centų eina ir ten tiesiog klausosi to žmogaus, kas yra gerai. Bet nėra tokio kaip durimo į tašką, va taip, žinai, ten yra problema, žinai. Nes tada žmogus sureaguoja ir tada jis atsipirda ir tada greičiau būksta, žinai. Aš nežinau, Viliau, ar čia gerai, ar čia ne tai, kad gerai, ar apie gerai. Gal čia labiau apie tai, ko reikia tam žmogui tuo metu, nes, aš apie tai turėjau minėjęs, tiesiog, apie tai kalbu, būtent, kad ko to žmogui to konkrečiai reikia, žinai. Nes jis, tarkim, buvo prieš tai ir pas diplomuotus psichologus, ir pas visokiausius trenerius, bet problema lieka neįspręsta. Ta klausimas, kodėl jį lieka įspręsta, galbūt nebuvo paliesti tie klausimai, kurie realiai jo situacijai pakeistų situaciją. Jo reikalė pakeisti situaciją. Nes gydom simptomus, o ne tai, kas sukėlė juos. Ir čia labai gerai, kad palietei. Čia, tarp kitko, mes vis dar motivacijoj. Čia vis dar motivacijos tema, nes esmė yra, kad motivacija ateina iš kažkur. Gerai, kas stimuliuoja tą motivaciją? Ir tikslas yra gebėti savo paaiškinti, kaip Viliaus klientas Latvis, jaunas vaikinukas į profesionalų snukerį žaidžia ir biliardą. Snukerį žaidžia, jis taip personaliai. Snukerio profesionalas puikiai sugeba paaiškinti, nuo 9 metų žino, ko nori. Taip, tai yra neabejotinai puikaus auklėjimo, kur tėvai stengiasi, prisideda, investuoja savo dėmesį ir vaikas žino, ko jis nori. Teisingai, ne? Bet vėlgi
jeigu paimtume Labai aiškiai žino, ko nori. Toks labai netgi paveiksliukus piešia. Žinai? Kokius paveiksliukus piešia? Nu, sėkia, jeigu aš taip darysiu, kaip dabar darau, va to plano laikysios, step by step, kurias aš dabar darau. Vizualizuoja. Taip. Jo, nu tai vis tiek grįžtam prie to pačio, kad matymas tikslų, matymas norų, ką mes norime, tai yra vienas dalykas, antras dalykas yra paaiškinti, kodėl tu to nori. Ir tai va čia ir kalbam apie tai, va čia tą Vilius ir turėjo omeny, kad kai žmonės kreipiasi pas psichologus, trenerius ir panašiai, kurie, ateini, sakai, žiūrėk, va čia mano problemos, ir čia aš to noriu, dažniausiai yra duodamas toks labai paprastas, kaip sakyt, receptas. Tai žiūrėk, va čia yra tavo problemos, daryk šitą, kad išspręstum savo problemas ir daryk šitą, kad pasiektum rezultatą. Tačiau nedauguma nori matyti, gerai, kodėl tu nori to rezultato, kas tave varo tenais. Ir ta prasme, ar tame iš vis yra tvarumas, nes jeigu žmogus siekia aukštų rezultatų dėl priežasčių, kurios yra, sakykime, nepilnavertiškumo jausmas, kuris yra užspaustas nuo, sakykime, pirmosios 7 gyvenimo metuose, tai tu nebūsi laimingas darydamas tą, ką tu darai. Tu pastoviai papulsi į situacijas ir į ciklą, kur tavo vertė nuo to nukentės. Ir tai tu nori daryti su aukšta verte, pasitikėjimu ir ramybė, kad tu žinai, kodėl tu tą darai, kad tu tikrai nuoširdžiai mėgaujasi tuo. Ar tu nori po 30 metų sužinoti, kad tu tai darei, nes bėgai nuo atsakomybės, bėgai nuo emocijų. Vat man tas dalykas yra pamatinis, nes jeigu tu žadi gyventi netikrą gyvenimą, tuomet aš negaliu tau duoti jokių įrankių, mano įrankiai tau nepadės. Taip, tu patirsi rezultatą, taip, tu pradėsi žaisti geriau, taip, tu pasieksi kažkokią tais progresiją ten, sakykime, psichologiškai, emociškai, tačiau tai netitinka to, kas ties ko aš dirbu. Ir man nėra, aš geriau pasakysiu ne tokiam klientui, kuris atsisako į klausimus ir, kaip sakyt, kaip tu įvardinai, paneigti, sakykime, kad šitie metodai neveiks. Kodėl jie neveiks? Kodėl tu jų vengi? Labai dažnai matau pas biliardistus ir negi krepšininkus, kad jie dėl savo duomenų yra verčiami tėvų lankyti krepšinį. Ir jeigu jie ten turi talento, įdeda pakankamai darbo, jie tampa, tarkime, bei krepšininkais, bet po to, kai jie tarkim, užtikrina tam tikrą gerą pragyvenimo šaltinį, tarkim, uždirba tenais po 10-15 milijonų per sezoną, NBA dabar yra toks trendas, tipo, nesistengti dėl rezultatų, nes, kadangi jie turi duomenys ir jie turi talentą, jie tai darė dėl to, kad tėvai jiems sakė tai daryti, ir po to, kai jie pasiekė suaugusių tą būtent amžių, jie nustoja tą daryti. Kad tai nėra meilė žaidimui, tai yra meilė, tėvų įtaka ir dėl pinigų. Ir jie patėjo belė kiek streso. Jie norėtų žvejybą užsiimti, arba tenais paišyti paveikslus, ar daryti biznį. Tai nėra jų natural inclinations. Kaip viena iš knygoje ten master rašoma Robert Greenman, kad turi. Va čia yra tas momentas, ką kalbėjau. Jisai gali žinoti, aš noriu būti NBA, aš noriu geriausias būti pirmas draftuose, ar ten nesvarbu. Ir esmė, aš noriu to ar ano. Gerai, kodėl tu to nori? Ar tu gali man normaliai, konstruktyviai, racionalizuotai paaiškinti, kodėl tu nori, kas varo tave tenais, kas varo tave į priekį. Nes čia yra svarbiausias dalykas, kas iš to, kad tu žinai statistiką, kad aš dabar netgi tiksliai generuosiu, aš kažkokius metus laiko tą tyrinėjau, gal 50% NBA žaidėjų, kurie pabaigia karjerą, finansiškai eina down. Taip. Visiškai žemyn. Tai kodėl? Nes vyksta kažkas su jais, jie kažkodėl tais papuola į tą ciklą, kur jie daro neteisingus sprendimus. Taigi jie nenutinka taip, kad jie čia paėmė per vieną dieną pralošė visą karjerą. Galbūt, aš nesakau, lažybos, lošimai čia didelis dalykas. Bet ką bandau pasakyti, kad taigi jie mato, kad vyksta Fibonaccis, kad vyksta ciklas, kad tu ridinies spiralė žemyn, kad yra pattern, kad tai vyksta. Ir jie vis tiek... Tai čia Beno Simenso atvejis, jisai karjeros pradžioje varė gerai, tada gavo didžiulį kontraktą, po to
žinai, užtikrino to kontraktą, nustojo dirbti, gavo nugaros traumą. Tada lūkesčiai iš visuomenės yra didžiuliai, jisai nelabai myli to žaidimo, nes matosi pagal tai, kad jis neįdeda darbo tam, negerina metimo, kuris jo pozicijoje yra labai reikalingas. Nes žmogus, kuris yra labai iš tikrųjų motyvuotas, jisai padarys viską, kad jis tą metimą pagerintų, kaip ten koks nors Janis Antetokounmpo, kuris buvo visiškai negalėjo pataikyti iš pokašio, iš pokašio galėjo dėl duomenų, bet iš tritaškio negalėjo pataikyti ir jisai per vasarą prarobinės yra didžiulė motyvacija būti pačiu geriausiu krepšininku, kurių tik įmanoma būti dėl to, kad tau tiesiog patinka pats žaidimas. Arba Durantas. O Simonso atvejis, kuris buvo lyginamas su Jamesu prieš 10 metų, jis dabar yra ties iškritimo riba iš NBA. Nes matosi pagal tai, kaip jis elgiasi, ką jis daro su gyvenimu, kad tai jam nėra meilė tam reikalui. Vadinasi, yra kažkas kitas, kuris jį veža. O dėl to tas klausimas yra svarbus. Bet, tarpsme, tai yra, net negaliu pasakyti, kad tai yra prioritetas ar svarbus. Tai, tarpsme, jeigu tu to neatsakėjai, tu potencialiai save apgaudinėjai. Ja. Ir dar kai kas, tu neišnaudoji savo stiprybių. Nes jeigu tai yra tai, ką tu tikrai nori daryti, tarpsme, tikrai nuoširdžiai tavo širdis šoka tame, ką tu darai šitam sportą, kurį tu pasirinkęs, ir tu nežinai konkrečiai vertybinės sistemos, kuri tave varo ir kodėl ir ką tu gauni ir kokia tavo pasaulėžiūra apie tai, tu prarandi pranašumą, tu autentiškumo savo nerealizuoji, tu net negali pagrįsti savo veiksmų vertybėmis racionaliai. Tai, ta prasme, tai atima labai labai daug iš tavęs. Tai jeigu esi kažkoks sportininkas, kuris siekia aiškumo ir aukšto standarto, tai mes su Viliumi tai darome. Ir toks mūsų tikslas, kaip sakyti, kaip trenerių, kad mes dirbtume ir atneštume maksimaliai aukštą vertę tokiem atletam, kurie nori suprasti save visapusiškai. Tiesiog dalinuosi. Pirmiausia žmogus, po to sportininkas. Žmogus, sportininkas, ne sportininkas, žmogus. Tai labai svarbu, nes jeigu mes laikomės to, vadinamai, kiniško modelio, kur nuo 3 metų nepadarai špagatų, negauni ryžių, ir tu tiesiog darai špagatą dėl to, kad ryžius gauti, tai tokia yra labai išorinė motivacija, kuris sukelia labai labai daug streso, jeigu taip ilgainiui darai, tave gali davaryti iki gilios depresijos. Dėl to per skausmą viskas daro. Priklausomybė nuo streso, skausmas projektuojamas į gyvenimą, tada visuose gyvenimo situacijose, santykiuose ir taip toliau mes kūrėme skausmą, nes reikia kažkaip tais patenkinti kortizolio lygio poreikius. Bet jeigu tu tą stresą traktuoji kaip čia yra normalus dalykas, kad tai yra priemonė pasiekti tam tikrą tikslą iš vidaus, tu savo užsikeli tikslą ir po to tau sako, tai tą patį dalyką daryti, kadangi tu savo galvoj traktuoja kaip ne kančią, o kaip galimybę tobulėt, tai tu nepatiri tiek daug stresų, negu žmogus analogiškai, kuris traktuoja kaip bausmę. Ir gaunasi net jeigu nesuvokia, kad tai yra bausmė. Jo, ir tarkim, vidutinio talento žaidėjas, sakykime, kaip Larry Bird, aš turiu minėję, neturėjo šuolio, neturėjo atletinių duomenų, turėdamas didžiulę vidinę motivaciją pasiekė kosminius rezultatus dėl to, kad yra meilė žaidimui. Negu ten vienas žaidėjų, kuris turi visus įmanomus atletinius sugebėjimus, sakykime, Ben Simmons, bet jis neišvystė metimo. Kodėl neišvystė metimo? Nes jam tiesiog neįdomu, jam svarbu gauti 20-30 milijonų per metus ten ir gyventi prabangų gyvenimą. Bet nežaidžia likusios sezono dalies dėl to, kad yra psichologinės bėdos. O kodėl psichologinės bėdos? Nes gauna labai daug spaudimo iš išorės, kaip jisai nemoka pataikyti būdamas gynėjų. Belia kaip gili tema. Ir reikia žmonėm atsakyti klausimą, aš darau dėl to, kad aš noriu kažką kitiem įrodyti, koks esu nerealus, ar dėl to, kad tu nori save žiūrėti tarsi į projektą, ką tu galėtum tiesiog su smalsumu, žygindumu, ką tu gali pasiekti toje vietoje. Kad tu galėtum netgi pats savim didžiuotis, kad wow, aš progresuoju kiekvieną dieną, bet su tokiu geranoriškumu ir be arogancijos. Čia nėra lengvas dalykas, bet link to
reikia eiti. Kelionė. Tai, tie, kurie žiūrite dabar, nežinau, kiek jau mes čia laiko rašinėjom, kiek vyksta šitas pokalbis, bet esmė, jeigu turite klausimų apie tai, ką mes čia kalbėjome, jeigu, kaip sakyt, norite kažką, kad mes galbūt kitą kartą pakalbėtume arba atsakytume kažkaip tais kitam formate, komentaruose užduokite tos klausimus. Nuoroda aprašyme bus prisijungti prie sporto ložės bendruomenės. Anksčiau sporto ložės bendruomenė buvo visiškai nemokama. Dabar sporto ložės bendruomenė yra 9 eurai į mėnesį. Mes dalinamės patarimais, mes turime kursus, ugdome akademiją dabar. Ir tikslas yra sukurti maksimalią vertę, kuri yra, tikra, gili ir vertinga. Tai jeigu norite, užduokite klausimus, mes visus klausimus peržiūrėsime, tikrai su Viliumi skirsime laiko atsakyti tuos klausimus sekančiam video ar dar sekančiam video ir tikrai pasidalinsim paskui po jūsų komentarų nuorodą, kur mes atsakėme į tuos klausimus. O taipogi, jeigu esate grupės nariai, galite užduoti tuos klausimus grupėje ir mes čia ir dabar jums atsakysime grupėje. Tad Viliau, ar kažką dar pridurti prieš užbaigiant šį video, nes tikrai, manau, suteikėm daug informacijos tiek praktinės, tiek teorinės ir pasidalinome savo požiūriais ir profesinę patirtį. Aš norėčiau vieną duoti pratimą, kaip mokėti reflektuoti pačiu savimi. Taip norėčiau jums patarti, kad prieš darant šitą pratimą apie 20 minučių neturėti jokių stimulų. Turiu minėję jokių telikų, jokių internetų, tiesiog elementariai pasiimti popieriaus lapą. Arba jeigu nėra galimybės, įsijungti į lėktuvo režimo telefoną ir rašytis į užrašų knygelę, notes. Ir kavos su vartokit. Ja, ir su pienu. Tai va, 20 minučių tiesiog pabūti nuobodulyje. Tai reiškia, kad tiesiog jokių stimulų 20 minučių, tiesiog elementariai. Pradžia bus jums labai keista, bet jums turi biškį pasidaryti nuobodu, nes tokiu atveju jūs būsite labiau motyvuoti tą praktiką daryti, kurie, sakykime, po interneto gali būti jums nuobodu iš karto daryti. Čia yra labai svarbus momentas, taip. Ir tada užsiduodat savo klausimus, tokius kaip kokiam gyvenimo kelyje esu ir tai, ką aš darau, kur mane nuves per metus, 2 metus, 3 metus, 4 metus. Pasirinka tokį laiko, koks jums yra aktualus. Tada sekantis dalykas, įsiklauskite, tai aš žinau, ko aš noriu būti, kokius aš gebėjimus šio laiko momentu turiu, ką darau gerai, ką galėčiau patobulinti ir kokius gebėjimus aš norėčiau tame laikotarpyje turėti po kiek metų, labai konkrečiai. Sakykime, noriu išmokti geriau rašyti, arba noriu išmokti gerai viešai kalbėti, arba noriu išmokti marketingo meno. Nesvarbu, pasirinka tai, kas jums yra aktualu, svarbu ir norite tobulėti. Ir vardinite daugiau negu 10 punktų, ką galėtumėt kiekviename aspekte pagerinti pas save. Kokias gali būti sritis, tai gali būti karjeros sritis, tai gali būti sveikatos sritis, santykių sritis. Jūs pasirinkate, kas jums yra aktualu. Ir rašote apie pusvalandį laiko. Tol, kol nėra visiškai minčių galvoje. Kas liečia motyvaciją šiuo atveju. Ir jūs pamatysite, kad pradžiai jums nesigeneruos idėjas, bet kažkur tai po 10-15 minučių jūs pradėsite tą natūraliai rašyti ir jūs negalėsite nustoti. O kai biškį procesas sulėtės, neturės ką parašyti, tai bus laikas užbaigti tą pratimą. Tai natūraliai vyks. Ir jūs pastebėsite, jūs tarsi save pasižiūrėsite kaip iš trečios asmens perspektyvos, aš kokių įdomių minčių sugalvojau, iš tikrųjų galėčiau tos dalykus čia dabar įgyvendinti. Tikrai tai nėra super sudėtingas dalykas, bet tai būtų pirmas žingsnis link to didesnio, ambicingesnio tikslo, jeigu jūs turite tokį. Pabandykite tą padaryti, manau, kad jums tikrai padės ir jūs atsakysite savo daug rūpimų klausimų vien tik tai darant šitą pratimą. Savęs nepatingėt padaryti. Tikrai taip, tai yra puikus pratimas ir galite šitą pratimą pritaikyti bet kokiai sričiai gyvenime, kur norite aiškumo, tiesiog užduokite savo klausimą, prieš darydami klausimus padarykit kvėpavimo pratimų, izoliuokit save nuo stimulacijų ir tiesiog pabūkit prie to klausimo, tiesiog pasidėkit, neverskit savęs atsakyti, o tiesiog pabūkit prie klausimų, atsakymas ateis.
Ir tikrai, žinokit, įdomu yra pabendrauti su savim tokiu būdu, tokią refleksiją padaryti. Tad padarykit refleksiją, pasidalinkite komentaruose, pasidalinkite bendruomeniai sporto ložės, kaip jums sekėsi, parašykit Viliui tiesiogiai. Taipogi mūsų aprašyme, video aprašyme bus nuoroda į Viliaus puslapius ir socialinių tinklų anketas. Tad drąsiai kontaktuokit, pasekit, laikinkit, bendraukit, domėkitės. Norit snūkerio pulo, prašau, Vilių Šultė. Tai ačiū labai, Viliau, ačiū tau už pokalbį, ačiū žiūrėjusiems ir iki greito. Čiau.